Sveiki, vietinis iš Vilnius. Šiandien pas mus sniegiukas iškrito. Atėjo žiema. O mes užsiėmam remontais. Kaip visada pas mus prieš kelias dienas sugedo siurblys. Va šitas va pagrindinis, kuris varinėja didelį ratų, vienu žodžiu. Šitas siurblys tai į antrą aukštą iš akumuliacinės. A čia siurblys į pirmą aukštą. Tai dar laimė, kad aš padaręs iš katilo iš karto išeina vamzdis. Ne mažoji ratu eina va čia, o paskui atskirai. Nu, dėl taupimo, dėl panaudojimo iki vos ne maksimum šilumą iš katilo 90% paima, o ne taip, kad... Nes termostatas atjungia nuo 61 laipsnio, pajungia ir atjungia. Ir jeigu atjungia cirkuliaciją, viskas, 60 laipsnių tiesiog per kaminą. O negalima dar paleisti grindis. Ir prailginti va tą visą, šildymą kažkur paskaičiuoti, ten 3-4 valandom prailgina. O šitas būdas. Užtenka to mažo rato pilnai. Taip, kad va tas dar gelbė, tai grindis šyla. Taip, mažas ratas, didelis ratas eina pats savaime eina. Jis tada eina ne per, va čia, ne per siurblį, nes siurblys nepraleidžia, jeigu stovi. O va ten tiesiogiai padaryta, kada nėra, tarkime, elektros. Tai eina, bet nesušildo akumuliacinės, jisai eina ratu, va per boilerį. Šitas akumuliacinė dar nepajungta, jis sušildo, o akumuliacinės nelabai ir dėl to problema yra. Tai aš radau seną siurblį, senas anksčiau buvo. Čia daug, minimaliai ima 46 vatai, gana nemažai elektros vynioja. 46 ir maksimaliai kažkas apie 100 vatų, 97 man atrodo. O šitie taupus čia nuo 5 ar 4 vatų iki 20. 20 ten gal 41. Tai vat bandau dabar atgaivinti ir jį pastatysiu laikinai. Galima būtų nupirkti siurblį, bet jis plius minus 200 eurų kainuoja. Vat. Tai kam pirkti, jeigu galima gal tą paremontuoti. Gal apvijas pervinėt, gal taip kažkas kondensatorius koks sudegė, nežinau, kas ten atsitiko. Va, tai dabar šitą bandau atgaivinti. Buvo stovėję čia kelis metus. Tas visas propeleriukas, kur sukasi, jis buvo prikirmijęs. Teko visokiais skysčiais tepti. Na, čia toksai tepalas, kur galima grandinės, siuvimo mašinas tepti. Jisai neapdulkėjęs, neapsineša dulkim. Tai va. Bandome. Surinkau, pastačiau. Buvau išrinkęs gumą, buvau pamiršęs pastatyti. Tokia gumytė po šituo pastačiau, dabar žiūrėsime. Taip. Kaip sakant. O, dirba. Liuks. Galima bandyti statyti. Čia man atitinka. Čia atrodo diametras šitas atstumas 13. Aš matau, čia kažkas, pilnas 14, bet šiaip tai 13 skaitusi. Tai pas mane 13. O velnias, žinant, šitą turbūt tai aš tą statau į tą pusę, o šitą, seną čia. Arba gal ten, ne, ten netiks. Ten labai tas atstumas didelis. Kažkur tai per sprindį gerą. Čia mažesnis. Nes rodo klaidą. Tuoj parodysiu, kur šitas pas mane. Vat. Pajungta atrodo, liktai. Taip. Va. E20 klaida. Čia kažkas tai su perkaitimu skaitosi. Perkaito, gal apvijas nutrūko, gal kažkas sudegė, gal koks, nežinau, gal ten kondensatoriai kokie yra. Vienu žodžiu. Vargas, tai gerai, kad pavasarį, o ne žiemą. Nes remontuoti tada reikia nunešti, vis tiek taip nebus per vieną dieną, kad ten paims per vieną dieną ir padarys. Vis tiek reikės kokią minimum 2 dienų, 2-3. Ten kaip nunešingi jų nejaudina, ten tų šildai namus ar tų nešildai. Šios eilė tenai, kaip visada, nes neskuba. Tai va, tai
Nu, jam bent tada pastatyti vamsdelį tiesiogiai, kad eitų. Bet nėra prasmės man toj vietoj statyti. Nes vis tiek, jeigu siurblys neveikia, tai tiesiog va čia. Nu jo, jeigu aš jį nuimsiu, man reikia sujungti kažkaip. Nu, galiu nejungti, galiu va, šitą užsukti ir viskas, ir kūrenti. Va pro čia praeis. Nereikės per siurblį tada. Bet tai blogai, vis tiek nešyla, antras aukštas labai sunkiai. Aš vos vakar pakėliau iki 35 laipsnių, užsukant vandenį, tada vanduo cirkuliavo per čia. Ir tada teko paleisti nakčiai siurblį, nu normaliai. Pramegojom, 23 kambarį buvo. Nes 35, 33, tai dar šildo kambarį. Prie tokios laukia, na, nedidelės ta pliusinės temperatūros. Jeigu minusinė būtų -10, tai neiššildytume. Nu, bandysiu kur nors taikyti, nuiminėsiu dabar siurblius. Va, nuėmiau siurblį sugedusi. Nežinau, šefijas tai gražias. Nu, toks kvapas labai degėsių nėra, kad ten sudegė kažko. Nežinau, vienu žodžiu, reikia ardyti šitą elektroninę dalį. Gerai. Norėjau pakeisti truputį čia iš 2 korpusų padaryti. Vienu žodžiu, pastatyti seną siurblį su vat šituo propeleriu. Bet, vienu žodžiu, čia va tas senas. Bet šitas va nelenda va čia. O jeigu jisai, nes šitie korpusai, šitie identiški, vienodi, galima ir šitą statyti, bet jie va šitas nelenda, va, kad truputį jis būtų mažesnis, nes čia mažutis ventiliatorius, nu tas propeleris skaitosi, čia toks didelis, jeigu būtų biški mažesnis, tai koks skirtumas, pastatyčiau ir nereikėtų tada, nes čia yra, kiek čia turbūt 18, čia senam vis dėlto, ne, va čia senas jo, 18, čia yra 13. Ir dabar pas mane ten tarpas gaunasi didesnis, nu, prailginsiu, ką nors sugalvosiu. Nu, jau pusė darbo skaitosi yra, svarbiausia veikia varikliukas ir gerai, ten aš prailginsiu. Atsinešiau dėžę su tokiais, vat, šitais vamzdžiais prailginti. Tokie fitingai tie visi. Ir va ką radau, net pats nustebau. Siurblys. Nuo kokių laikų, net nežinau. Vienu žodžiu reikia traukti. Gal jisai veikiantis. O dabar net nežinau, kaip jis čia atsidūrė. Ir kodėl, ai, prisiminiau, aš jį buvau nupirkęs. Nu, aš kartu čia pirkau viską. Va šitai akumuliaciniai iš jos. Ir nepastačiau kol kas, nes nepajungta jinai. Čia yra kitos bėdos, čia plytelės jau krenta, šoka visas, vienu žodžiu, drėgmė Rusijai bėga vanduo, kaip matot. Nu čia nežinau, iš po žemė, ar čia iš kažkur prilašino. Tai va, ką pastatysim. Ir nesuksim savo galvos. Čia su visais dar prailginimais, jisai kiek yra pas mūsų. O dabar neatsimenu. Metro neturiu. A, irgi tas pas 13. Ai, nu jo, va, LD 13 parašyta. 13. Tada reikės vis tiek prailginti. O gal nereikės, o gal šitą korpusą persuksiu, va šitą paimsiu. Ir nieko nereikės prailginti. Nes korpusai identiškai vienodi turi būti. Va. Va taip ir padarysim. Nu va, viskas identiškai vienodai. Tada tą korpusą aš kol kas palieku. A, va šitą statau. Jie vienodi. Ko aš anksčiau neradau ten, užmiršau visai. Net nereikėtų tada atsukinėti. Palieku šitą prisuktą, tik tos korpusus pakeičiu ir viskas. Ir turėtum jau už 20 minučių prieš porą dienų viską. Reikia tai pamiršti. Kartais reikia tikrinti, kas pas tave yra. Tai va. Ir jeigu dabar veiks, tai va, nu, jeigu siurblys veikintis, man atrodo veikintis, tai va šitie kištukai irgi standartiniai ir nereikia nieko čia dabar perdarinėti, nes prie seno siurblio reikėtų tą ardyti ir toliau taikyti. O, viskas.
Nu ką, jungsime ir žiūrėsime. Taip, kol kas be vandens. Veikia. Viskas, tuoj galim vandenį paleisti. Taip. Reikia šitą sukti. Ar nebėga pasižiūrėti? Dabar šlapia nuo tų laikų, kada išardžiau. Vienu žodžiu, neturi bėgti, viskas gerai. Pas mane juoda, ten nėra ko žiūrėti. Taip. Šitą pasuksim. Nu ką, kur šitas yra? Nusiorins automatiškai. Nu va, 20 užteks batų. Ir per daug, net gal 14 galima daryti. Kaip ne į tą pusę sukoš. Šitą va. Ko jis čia užė, nežinau. Gal įsidirbs po to. Nes taip tai turėtų tyliau dirbti. Šitas kitas pažiūrėsim. Čia į antrą aukštą kaip paduoda. Jis irgi užė daugiau. Aš nežinau, kodėl jis užė. Jis visada nuo pat pradžių buvo taip ir naujas. Šitas tai tyliausiai iš vis nesigirdi. Nu, vienu žodžiu gerai. Bandysim. Užkursim tada. Pasižiūrėsim, kaip veikia pilnai. Valio, padaryta. Faktiškai darbo 20 minučių. Čia daugiau ardymas, su rudos siurbliu ir viskas. Nu, va, surinkau šitą siurblį, reikės nešti arba į taisyklą, arba pažiūrėti pačiam šitą dalį, dėl ko, nežinau. Pasižiūrėsiu, jeigu netingėsiu, pažiūrėsiu, jeigu nebus laiko, taisyklą nunešiu. Ir dar va, atsarginis siurblys. Taip kad nuosavo name gerai turėti atsarginės dalis. Vat, jeigu kas bėda vidury žiemos ar ką galima pasikeisti. Vat, būtent aišku, suprantu, to nereikia, ten paprasčiau. Prakiūro koks vamzdis, ant technikos jis iškvietė, padarė, padalino ant viso namo gyventojų tą sumą ir viso gero. O čia reikia pasirūpinti pačiam. Jeigu tu nepasirūpinsi, tavim nieks nepasirūpins. O tame ir didelis privalumas gyventi nuosavo name, tu išmoksti gyventi. O ne, kaip sakant, banduomenė gyveni, už tai viską visi padaro. Tai va, darbai baigti, kūrena siurblį.